Esu santechnikas Valerijus Sokolov. Randamės mes vienam iš patalpų Vilniaus mieste, darželį. Šiandien mes kalbėsim apie šalto vandens įvadą į pastatą izoliavimą. Ypač dėl ko mes izoliuojam tą vamzdį. Na, žinot, kad dėl temperatūros patalpose ir lauke, o taip dėl temperatūros, vandens temperatūros gaunamas tas skirtumas ir dėl to skirtumas vamzdis plieninis dažnai koroduoja. Viduje ir iš išorės atsiranda iš išorės pas mus kondensatas, kuris pastoviai vamzdis randasi šlapias. O dėl tokių pagrindinių priežasčių mes turim šitą įvadą izoliuoti. Izoliavimui mes naudojam pagamintos gamyboje vadinamos izoliacinės medžiagos pagal skirtingus diametrus vamzdžių, kevalais, kuris dedamas ant skirtingų vamzdžių, skirtingų diametrų. Čia yra tokia plėvelė, kuria po to, kada mes uždedam, vamzdis, izoliavimo kevalas yra suklijuojamas. O taipogi sukama izoliavimo medžiaga vadinasi lamela, kurį reikia tiesiog sukt. Galima vieną sluoksnį, galima du sluoksnius, galima tris sluoksnius. Priklauso nuo to, kokiose sąlygose, kaip sakant, vamzdis praeina. Nu ir kągi, pagrindiniai instrumentai tai peilis ir izoliavimas specialiai juosta. Pradedam izoliavimą. Šį kartą mes izoliuosim kevalais, nes pagal diametrą mes turim kevalą. Tai pridedam, pamatuojam, nuplėšiam juostą. Prispaudžiam ir suklijuojam. Dabar apie vietos, kur nereikia izoliuoti, tai ir ypač kur pas mus jungiasi skaitliukas šalto vandens. Šitą vietą galima neizoliuoti, nes iš karto, jeigu reikėtų remontuoti, būtų laisvas priėjimas. Izoliuojam toliau. Nu va. Juosta naudojama labai paprastai, ten, kur sueina du kevalai, mes tiesiog apvyniojam. Su juosta jinai yra limpa. Ir mūsų izoliacija labai gražiai atrodo.